kas atsitiko, kai Pelėnas Mykolas atostogavo. Visi kaimelio gyventojai labai gerbė kepėją Pelėną Mykolą. Ir gerbė todėl, kad niekas nemoka iškepti tokios gardžios duonos ir tokių nuostabiai skanių pyragų, pyragaičių, sausainių ir tortų kaip jis. Tiesa, kitaip ir būti negali, nes ir Mykolo tėvas, ir senelis, ir netgi prosenelis buvo kepėjai. Jie iš kartos į kartą perduodavo savo sūnums ypatingus duonos, pyragų ir kitokių skanumynų receptus. Ar žinot, koks tai sunkus darbas iškepti, sakykim, kad ir paprasčiausią duoną? Miltus įjok, tešlą minky, krosnį kūrenk, 9 prakaitai išmuša, kol ant stalo padedi garuojančios duonos kepalą. O Pelėnas Mykolas kepa duoną visam kaimeliui. Ir ne vien tik duoną, nes ramuniečiai labai mėgsta ir įvairiausius saldumynus. Pluša Pelėnas nuo ryto iki vakaro. Ne vienas pluša. Padeda jam ir pelėninė su pelėniukais, kad kasdien kiekvienas baltųjų Ramunių gyventojas gardžiai papusryčiautų, papietautų ir pavakarieniautų. Bet buvo kartą taip, kad visą savaitę ramuniečiai patys kepė savo duoną, nes sugalvojo kartą Mykolas patostogauti, perskaitęs laikraštyje skelbimą kviečiantį poilsiauti prie jūros. Pelėnas nieko nelaukė, susikrovė lagaminą ir su visa šeimyna išvyko pasipliuškenti šiltose bangose. Paliko prikepęs visą kalną duonos, pyragaičių, bandelių, galvodamas, kad jų visiems užteks, kol jis grįž. Bet kur tau? Ramunių piliečiai apetitu niekada nesiskundė, todėl tas kalnas duonos po poros dienų ir išnyko, lyg jo ir nebūtų buvę. Ką daryti? Iš miesto vežti toloka, todėl pabandė kepti patys, kaip kas išmano. Daktaras Tarakonas Augustas paėmęs kulinarijos vadovėlį, jie atidžiai perskaitė, užminkė tekstą ir pakūręs krosnį pašovė duoną. Jis iš anksto gardžiavosi savo kepiniu. Gal jam ir būtų pavykę, jeigu nebūtų sumanęs paskaityti naują žurnalo Pasaulio ūsai numerį, kol duonelį iškeps. Ir žinoma užsiskaitė. Pajuto po kiek laiko, kad svilėsis atsiduoda. Puolė traukti iš krosnės kepalus, bet tik ūsai nuo karščio susiraitė. Nieko nelaukęs čiupo kibirą vandens, supylė krosnį, bala nematė tos duonos ūsai svarbiau. Ačiū Dievui, kad visai nenusvilo. Ne ką geriau sekėsi ir jo kaimynams. Laikrodininkui Meškėnui Zigmui bemaišant tešlą dingo laikrodis, kurį jis vėliau rado savo iškeptame pirage, vos dantų vargšelis įkeptą laikrodį neįsilaužė. Policininkas buldogas Haroldas kepė bandeles iš įvairiausių sėklų, bet jų paragavęs vos spėjo nubėgti į tokį namelį su širdute. Tik bebras Gustas nieko nekepė, nes už jį tai darė virtuvės robotas Pilypas. Tiesa, ne taip skaniai kaip Mykolas, bet valgyti buvo galima. Nekepė nieko ir Žiurkėnas Remigijus, nes nuo to laiko, kada virė košį, į virtuvę visai neidavo. Bet pagaliau Pelėnas grįžo. Ir buvo nustebintas, kad labai jau audringai sutiko kaimelio gyventojai jį ir jo šeimą. Nunešė tiesiog nuo autobuso iki pat namų ant rankų kaip kokią brangenybę. O kitą rytą prie Mykolo kepyklos visi sugužėjo vos brėkštant rytui, kad kuo greičiau paragautų Pelėno keptų konditerijos šedevrų.